Išsivaliau mašiną. Aišku, per kamerą dabar atrodo nei šis, nei tas. Ir aš jau 3 dienas ar 4 vežioju žmonės, bet išvalė tikrai gerai. Nuvežiau už 15 eurų, bet jau truputėlį panešiota, tai atrodo baisiau negu iš karto išvalyta. Pradedam dieną nuo kuro užpylimo. Dėja, bet kuro neužsipyliau penktadienį, bekadienio nepasinaudojau. Bet ką nusipirkau, tai nusipirkau pilstuvėlį ir tai radau tik Norfui. Niekur kitur pas mus nebuvo. Tai labai patogus dalykas. Atsisakysim girdyti mašiną per Bačkorių alų. Ir nusipirkau kilimėlius į automobilį naujus. Mokėjau lygtais 40 eurų. Dabar neišimu. Tuo ištimsiu ir parodysiu, kaip jie atrodo. Tikiuosi, kad man jie tiks. Bliamba, kaip gerai, žinokit, įsitaisė, įsidėjo. Nes man tuos kilimėlius visą laiką užspardo mano tuos senus. O šitie apsiglaudžia aplink šonus. Ir labai tikiuosi, kad jų neišspardys sėsdami ir nenorys tenai į apačią, arba jie pasisuka kryvai. Šitie atrodo geriau, labiau tinkami. Aišku, tie man atrodo, kaip sakyt, kultūringiau galbūt. Šitie tai tokie, nežinau kaip čia pasakius. Šitie taip atsisėdi maloniau su kiliminiais. Bet yra kaip yra. Nu, diena pradeda iš tikrųjų gan anksti. Niekada taip anksti nepradėjau pirmą kartą. Beveik 9 valandą. Ką, startuojam? Žiūrėsim, kaip seksis. Praeitą kartą kavos neišgėriau, tai šiandien varysiu kavos išgerti iš karto pradžių. Sėkmės talismaną ar plausiu mašiną, nežinau. Nes anksčiau irgi plaudavau į savaitę bent kartą, ypač šeštadienį, kaip ir filmuoju. Dabar bus matyt. Nešalta, nesidori iš mašinos lipti. Tarp kitko noriu padėkoti tie, kurie palaikina mano vaizdo įrašą. Ten gal kokie būna 7 žmonės, 6 kartais. Tai esu dėkingas, ačiū jums už kažkokį minimalų palaikymą. Tai geriau negu nieko. Daug nesitikiu, bet vis tiek smagu. Šitoj Maksimai nežinau, kur randasi mano maistas, bet varau ieškot. Pamatysit, ką kiekvieną kartą perku. Va, grožis. Amfora. Subraškim. Skaniausias dalykas. Kai aš į darbą varau, tai perku amforą pusryčiams. Pats tas. Visą laiką ant 10 valandos suvalgau. Skanus dalykas, iš tikrųjų tikrai skanus. Su braškytėm, kaip ir sakiau. Vežiau vieną boltistą. Tai žmogus papasakojo, kaip Vilniuje jam sekasi dirbti. Tai visumoj ir pats jisai per vakarą pasidaro nemažai, kokius 300. O per mėnesį yra draugas, kuris dirba ištisai, važinėja, tai net 6000 surinka, neatskaičius nieko, tai ten sakė, jam išeina beveik 3 į rankas. Tai ko čia verkt? Ko čia verkt? Visi verkia. Verkia. Bet kaip ir pats sako, jeigu tu dirbi, tai nėra ko verkt. Tai, bliamba, gal ir man reikia pabandyti į tą Vilnių nuvažiuoti. Kaip tenai reikalai, bet reikia tada kokį Prius ar kokį automobilį nusipirk ir varai. Tai tokia istorija iš kito boltisto. Nėra ko verkt, jeigu tokie pinigai tikrai yra. Pasimiau salotų ir jogurtukas, nes galva pradėjo skaudėti. Jaučiu apsirgau šiek tiek, tai ir vitaminų išgersiu. Ačiū, skanaus. Kaip skaniai atrodo. Ir atsitiko bėda. Pas man neaišku, čia savartynas, bet sugedo šitie 2 jungtys kraut batarkę. Telefoną. Tai pasijungiu dabar iš galo. Nusiteisiau laidą, tai nežinau kaip čia bus. Žiūrėsiu. Gerai, varau ruoštis. Patažiukas, užpilam, išsimaišom ir valgom.
Jo, jisai dar pridėsiu prie to, kur žmogus kalbėjo, kaip jam sekasi Vilniui. Jisai pats yra automechanikas, tai vairuoja Priusą laisvalaikiu ir dirba Vilniui. Tai už 16 eurų ar 18 prisipila, sakė, pilną dujų balioną ir varo, jisai ten 400 su viršum gali nuvažiuoti. Nu tai juokinga kaina. Ir paminėjo faktą, kad Priusų detalės labai pigios. Žiauriai pigios, ant trukų, nebereikalo visi Bolto vairuotojai su Priusais ir važinėjo. Jau 1 valanda. Jo. Galva įsiskudėjo, tai varau pailsėti, pamiegoti ir tikiuosi bus geriau. Nes dabar jau neišeisniai tas 3:30 varau dirbti. Ataskaitą paduodu, kaip kortelė klink. Išvarau, bandau, išsimiegojau, bet persimiegojau, gal net neįsivaizduoju, nes visiškai dužęs. Tikiuosi kažką uždirbt dabar. Ne Vilnius, ne Kaunas, bet 1 eurą sukrapštysim. Ir kur aš tokį virusą pasigavau, kad man pakeitinėja slaptažodžius. Vakar bandė į Facebooką įlyst, dabar Discordo lygtais pakeitė. Tai bus matyti, kas vėliau, prieš tai irgi tas pats buvo, persirašiau Windowsus, galvojau padės, bet galvojau dabar gal kitame kompiuterį kažkur kažką padariau, paspaudžiau netyčia, kad užsilikė, bet viskas išjungta, tai nežinau. Turiu tokią vieną problemą, kurią vis bandysiu sutvarkyti, nes jau darosi nefaina. O po kol kas dabar yra 9, pamiršau filmuoti, iš tikrųjų nelabai ir buvo ką filmuoti. Tai dabar yra 9, sekasi gan gerai, 100 eurų susirinkęs, iki vakaro pažiūrėsiu, kas išeis. Tikiuosi viskas bus liuks. Kokį 100 PM tikėčiausi, būt faina. 108 būt tobula, bet taip nesitikiu. 100 PM. Nu ką, aš prie savo šiukšlinių ir apžvelgsim truputėlį statistiką, baigiu beveik 1:30, iš tikrųjų be proto pavargau. Jo, tai dar šiandien uždirbau iki 1:30 7 eurukus. Nu tai atskaičiu 6,60 komisinį. Ir per visą šeštadienį uždirbau 106,6 atskaičius komisinį. Neatskaičius 184. Tai va tokie dalykai. Ir galiu parodyti, kiek uždirbau aš praeitą mėnesį, rugsėjį. Rugsėjį iš viso sukrapščiau 2000, beveik 300 atskaičius komisinį. Tai dirbant tik po darbo ir savaitgaliais, tai sakyčiau labai gerai ir dar pas mane miestelį. Vilniui, Kaune, aišku, yra kitaip, nežinau kaip tenai, bet mažose miestuose kažkas panašaus. Tai va, kaip visada noriu pabrėžti, čia neatskaičius nieko. Čia tik yra uždarbis, bet negrynasis pelnas, kuris lieka į rankas. O kiekvienam lieka skirtingai, dėja, bet skirtingai.